Reikėtų pirmiausiai apie konfliktą, jeigu kalbam apie artimuosiuose rytuose, tai jis yra sukurtas pačiu ČŽV. Tai matyt, labai daug kas yra pamiršę arba istorijos tiesiog nežinoma, jeigu aš neklystu 52-53 metais, būtent tą tokį baubą arba teroristinių organizacijos pagrindų būtent ČŽV amerikonai su vakarų pasauliu ir sukūrė. Tai aišku, dar reikėtų pradėti kalbėti apie žydų valstybės paskelbimą, tai vadinama tai žydų didįjį karą, bet matyt, ne šios dienos temą, kaip pasakau, galim šone ją palikti. Ir visą tą laiką Ajatolos gale jinai didėjo, jinai augo, plus reikia nepamiršti, kad Iranas tai yra daugiausiai naftos turinti valstybė ir tai reikia nepamiršti kitą dalyką, kad Iranas tai nėra labai maža valstybė, tai nėra valstybė, kuri turi kelis milijonus gyventojų ir, kaip sakant, tu ją bet kada gali paimti. Tai yra virš 80 milijonų gyvenančių žmonių valstybė ir kas yra jame, joje yra labai stiprų religinis pagrindas. Tai Iranas, Irakas, aplamai, jeigu pažiūrėsime artimųjų rytų valstybės, jos visos yra tikėjimo pagrindų padaryta. Mes puikiai žinome, kiek metų, kiek kartų Amerika norėjo, tam tikrai Amerikos prezidentai, vadovai norėjo nuimti Ajatolos lyderį. Ir vieną kartą, ir antrą kartą, ir trečią kartą bandė šitą dalyką padaryti, bandė sukelti tautą, kad tauta sukiltų. Bet tai yra visiškai naivus, tai yra loginio mąstymo neturintis sprendimas, nes kada žmonės seka religinių pagrindų, jie yra kaip sekta. Jiems neveikia jokia demokratija, jiems neveikia ten žodžio laisvė, jiems neveikia ten, kad aš noriu nusimti, nežinau, skarą, noriu laisvai, noriu automobilį vairuoti ir panašiai. Tas automatiškai neveikia. Kas baisiausia yra, kad tiek Donaldas Trumpas, tiek Benjaminas Netanyahu absoliučiai pralaimėjo šitą kovą Iranui, nepaisant to, kad ilgalaikį perspektyvą jie laimės, nepaisant to, kad Iraną labai stipriai ekonomiškai, politiškai sužlugdys, iš tikrųjų tas tikrai bus, bet tai, ką buvo žadėta per 2-3 dienas, kad mes čia paimsim, padarysim, to nėra. Antras yra dalykas, kad Trumpas visiškai absoliučiai susimovė, nes jisai buvo pasakęs, kad aš esu tas prezidentas, kuris nepradėjo jokių karų, praktiškai visus ar 8, ar kiek ten sakė, man atrodo, karų užbaigiau. Tai priešingai, jisai kaip ir Vladimiras Putinas 2014 metais ir 2022 metais jis pradėjo nuo specialios operacijos. Putinas irgi pasakė, pradedam specialią operaciją Ukrainoje, nes kažkas tai kažko tai mums nepatinka. Tai Trumpas šeštadienį, kai pradėjo specialią operaciją Irane, jis irgi pasakė specialioji operacija. Dabar matydamas, kad visiškai nesusitvarko, nes Iranas buvo tiek pasiruošęs ginkluoti ir tik yra pasiruošęs ginkluoti. Iš pradžių, kad jisai pirmą dieną tik leidinėjo dronus, ne? Antrą dieną pradėjo leidinėti balistinės raketas, vakar irgi panašus įvykiai, bet jau skrenda Izraelis jau nebesugeba visų perimti, jau pataiko gyvenamosius rajonus, jau žudomi žmonės, oro uostai, viešbučiai, Iranas labai protingai naudoja savo karinę galią ir jisai sistemingai tą ginkluotę naudoja. Taip reikia pagirti labai stipriai amerikonus į Izraelį, tai matyt Mosadas buvo beprecedentiškai viską pasiruošęs, jisai, žiūrėkite, jeigu mes pažiūrėsime, jis buvo idealiai viską pasidaręs, jisai žinojo, kas kokioj būstinėje yra, jisai žinojo, kur kokiam bunkerį kas paslėpėsi, jis žinojo, kokiam name kas yra ir ta informacija faktas, aišku, dabar kaip išaiškėjo, kad vienas generolas buvo tas išdavikas, kuris tą informaciją ir duodavo Mosadui arba perdavinėdavo, bet kaip ir visos organizacijos, taip pat ir, man rodo, mes ir Lietuvoje. Ir Lietuvoje, Vokietijoje, Prancūzijoje mes rasime, kur tarp pačios kariuomenės irgi yra išdavikų, tarp pačių politikų yra išdavikų, tarp pačių žmonių, kurie valdo valstybės saugumai reikalinga medžiaga irgi yra. Tai čia nuo to mes matyt, niekur nepabėgsim. Niekaip nesuprantu pradėto karo, nes jau nebe spec operacija, nes jo labiau, kad apie 60% Amerikos, 70%, man atrodo, procentų gyventojų kategoriškai buvo prieš naujus karinius konfliktus ir balsuodami iš Donaldą Trumpą. Ir aš asmeniškai, kadangi Donaldą Trumpą tikrai, mano manymai, jisai turėjo labai gerą poziciją, gerą politiką, tai karas su Iranu tai yra visiškas absurdinis dalykas. Taip, kad Irano ajatolos lyderiai spjovė, skerdė žmonės, tai yra proto yra nesuvokiama, nes jeigu aš neklystu, per tą nedidelį laiko tarpą buvo nužudyta preliminariais skaičiavimais, aišku, mes neturim tų skaičių, virš 100 000 gyventojų. Tai yra nepaaiškinami skaičiai, ne? Tai yra Izraelis, pasižiūrėkite, kada įsiveržė į Palestiną ir pradėjo skersti palestiniečius Gazos ruože, tai žudė vaikus, visą kitą, bet su karinė technika, ne, jisai naudoja, jisai sunkia artileriją naudoja, jisai numetė tiek bombų, kiek 3 atominės bombos iš esmės padaro žalos, kiek jie iš Izraelis, kiek jam Palestinos ant Gazos ruožo.
ir yra nužudyta žmonių berods ar 60 ar 70 tūkstančių. Šičia Irane be jokių karinės intervencijos, be jokių be bombų, be nieko, tiesiog skaičiuojame, kad apie 100 tūkstančių žmonių buvo mitinguotojų nužudyta. Vėlgi, mes turime gal dvi pusės, jeigu žiūrėsime iš krikščioniško pasaulio, tai neišvengiamas smūgis, nes krikščioniškui pasauliui didžiausia pavojų kelia musulmonišką tikėjimą turintis asmenys ir nes jų gimstamumas, jų demografinė situacija yra pakankamai labai didelė. Kitas yra dalykas intervenciniai veiksmai, kurie pradėjo Donaldas Trumpas. Manau, kad jie pažeidžia JAV teisinį reguliavimą. Mano nuojauta kužda, kad jie davažiuos iki apkaltos Donaldui Trumpui, kas iš esmės tai galimas labai variantas, nes yra ir respublikonų, kurie yra nepatenkinti, nes tarp respublikonų rėmėjų, rinkėjų buvo irgi žmonės, kurie kategoriškai pasisakė prieš karinį intervenciją. Ir Benjaminui Netanjahui, aš manau, kad senete klausimas, ar jisai turėjo leidimą, neturėjo leidimą. Reikia nepamiršti, kad Donaldo Trumpo žentas Kushneris yra žydų kilmės žmogus. Tai su Benjaminu Netanjahu jie turi labai artimus gerus ryšius ir ginkluotės prasme, kiek žiekį davė, kada buvo karas Gazos ruože. Tai šitas, o Jungtinių Emyratų šeikas, jeigu pamena, tas pats, kuris pastoviai kariavo su Iranu, o kitas yra dalykas, kaimyninės šalis pavargo nuo Irano pastovaus grasinimo, pastovaus tokio šantažo, nes kaiminės šalis nori vykdyti prekybą, nori tapti verslo centrais ir tą patį parodė Jungtinių Arabų Emyratai, nes jie buvo tapę kaip ir saugiausia pasaulio dalimi, nes visi tiek Rusijos, tiek Ukrainos, tiek Amerikos, tiek Indijos, bet kuris kitas milijonierius norėdavo skristi tenais, bet po dabartinių įvykių jie suprato, kad Jungtinių Arabų Emyratai yra visiškai nėra saugi šalis ir kad būti tenais yra labai nestabilu. Amerikonai panaudojo iš tikrųjų vieną geriausių savo karinę techniką. Aišku, dabar mes matome, kad jau yra F-15 jau nubildėjo. Baisiausia yra tai, kad Bahreinė sugriauta, sudaužyta yra Amerikos radaro sistema, kuri kainuoja nuo milijardo iki $1,5 milijardo, gal net ir daugiau. O įdomiausia yra tai, kad visą tai atlieka šachedai, kurių kaina įvairiai kainuoja, ko gero, gal prasčiausias, nuo kokio yra mūsų 50 tūkstančių iki 200-300 tūkstančių. Tai vieną dalyką. Antrą dalyką parodė, kad jokie poligonai, jokie tuneliai, katakombos, grioviai kasami, smėlių sankasos, kasčiūno dantis absoliučiai nieko nepadeda. Nepadės mums ir minos, nes, kaip žinote, Rusija šachedų ir kitų turi tiek ginklų iki dantų, plus mes dabar žinome apie Baltarusijos situaciją, plus mes žinome apie Kaliningrado situaciją. Jeigu pažiūrėsime, kokia technologija buvo panaudota, būtent kas liečia sunaikinti Irano lyderis, tai įdomiausia yra tai, kad dar dieną prieš tai Donaldas Trumpas uždraudžia tos įmonės naudoti lazerinę ir aplamai visą sistemą, nors pats jos panaudoja šeštadienio ryte, nes man tai protų kažkaip nesuvokiamas ir atrodo dalykas. Ir jeigu mes pažiūrėsime, ir video galima atsisukti, pasižiūrėti, ir galima pranešimus, reportus pasižiūrėti, tai šiandieną yra tiek pažengusi sistema, kad, mes su savo bunkeriais, pėstininkų mašinomis, aš nežinau, gal nuo kokių čia, stručių iš Baltarusijos gal ir apsigintumėm, o daugiau tai, matyt nieko, aš nesu kariuomenės specialistas. Karas tarp Irano, Amerikos, Izraelio, Jordanijos ir kitų valstybių tik parodo, kad mes turim tučtojau kuo greičiau permastyti visą savo gynybos saugumo dedamasias dalis. Ta, ką aš kritikavau dėl poligono, tai parodo, kad esu absoliučiai teisus, nes sudaužo viską. Dronai, balistinės raketos, tiesiog viską sulygina su paviršiumi. Tai Lietuva turi priešingai investuoti į moderniausią technologiją, tai yra oro gynybos sistema, tai yra lazerių. Ir kas vėlgi sakau, jeigu mes pažiūrėsime, jeigu mes norime užsitikrinti valstybės saugumą, tai be naujų technologijų mes tikrai neapseisim. Ar jūs dabar matėte, kad nors viena amerikoniška technika įvažiavo į Iraną? Nei vienos neįvažiavo. Ar jūs matėte, kad Irano technika įvažiavo šiandien į Saudo Arabiją, ar Jungtinių Arabų Emyratus, ar įvažiavo į Izraelį, ar įvažiavo į Jordaniją? Kur jūs matėte? Niekur jinai nėra įvažiavusi, ne? Tai ką tai parodo? Tai parodo, kad šiandienai karas vyksta oro sistemom naudojantis. Ir jeigu Lietuva toliau norės kasti griovius,
nu, tai jinai yra pasmerkta. Nu, tai tiesiog reikia tą dalyką suvokti. Ir man labai patiko ajatolos lyderio nesusprogdinimas, kai sako, paleido 30 bombų. Tai nepamirškit, kad Iranas irgi turėjo oro gynybos sistemą ir, kaip žinome, aš leidžiu savo visą laiką pajokauti, musulmonai, kada Alachą žiūri, jie neturi progos išgerti. Bet kažkodėl tai sistema nesuveikia, tai sulygino su paviršim. Tai man kyla klausimas, kaip yra apsaugota prezidentūra, kaip apsaugotas yra Seimas, kaip atominė elektrinė mūsų yra apsaugota. Taip, mums sako, kad yra apsaugota, bet Iranas irgi sakė, kad yra apsaugotas. Ką mes turime su dujų terminalu, ar mūsų į krantinės yra įplaukimas į Kuršių marias iš Baltijos jūros, kiek jos yra saugios, Būtingės terminalas, mes galų pažiūrėsime, netgi ta pati Kauno hidroelektrinė, ne? Tai užtenka 2-3 dronų į ją paleisti, užtenka padaryti nedidelės skylės, kad tu sugriauni sistemą, arba jau ta sistema pradeda griūti ir vanduo pats į savo jėgų įsiveržiai trūksta. Panašiai be kita ko buvo Ukrainos situacijų, kada hidroelektrinė buvo susprogdintos ir vanduo įsilieja tam, kad sustabdyti rusų įsiveržimą į gilesnį Ukrainos dalį. Tai lemia, manyt, kad sukretimas ir man dar keista, kad dar politikai po tokių įvykių dar vis tiek laikosi įsikibę bunkerių politikos. ES valstybės įsitrauks, nes paprasčiausią dalyką užteko Anglijos premjerui pasakyti, kad mes stojame Amerikos Izraelio pusėje ir kad mums reikalinga pagalba. Kas atsitiko, valandos bėgiai Iranas iš karto tiesiai paleido į Kiprą raketas, tai faktas, kad Iranas turi apie visas bazės. Įsivaizduokime situaciją, čia biški šitiek nukrypkime, tai dabar statomės poligoną, čia sapnuoja apie Kapčiamiesčio poligoną, kad Kapčiamiesčio poligonas bus kaip gynybinis poligonas, kur laikysime karinę techniką ir kur mes ją laikys būtent Suvalkų koridorių apginti. Tai įsivaizduokite, iš Baltarusijos, kaip dėsi tą Kapčiamiesčio poligoną, tai ten nieko neliks, automatiškai visa technika. Dabar Rūdininkų poligonas, vėlgi lygiai taip pat ant žemėlapio puikiai matomas, puikiai žinomas, iš Baltarusijos pusės sulyginti su paviršiu Rūdininkų poligoną jokių problemų nėra, nes matėte vasaros metu, dronas skraidė aplink Vilnių ir kariuomenės vadas pasiūlė, kad gal grybautojai suras, o po to galų gale poligonė nusirado. Būtų Jonavoje, tai Pabradė, tai Jonava matyt, kai pradėtų Pabradė daužyti ir žinant tai, kad rusų dronai valdomi nelabai tiksliai skrenda ir žinant tai, kad tas dronas gali į vieną kitą pusę po 10-20 km pakrypti, tai įsivaizduokite, jeigu Jonavos trąšų gamykla, chemijos gamykla atskristų dronai. Tai aš manau, kiekvienas suprantam, kokiai mes esam šiandien situacijai. Ir kitas yra dalykas, Europa jau dabar įsitraukia į tą procesą, bet jie puikiai supranta, kad musulmonų gyvenančių jų valstybės skaičius yra didelis. Ta pati Prancūzija, ta pati Anglija, ta pati Vokietija, Belgija, jeigu mes pasižiūrėsime, tai musulmoniškų gyventojų skaičius yra milžiniškas. Aišku, nemaža dalis musulmonų, kiek man teko vakar žiūrėti įvairiausius kanalus, tiek Telegram, tiek jų vietinius ir kitus, tai Europai kai kurie iš tikrųjų labai džiaugiasi, kai ajatolos valdžia griuvo, bet nežinau, ar Lietuva yra dar tiek kvailių, kad jie tikisi, kad pakeis režimą. Aš jums galiu pasakyti priešingai. Dabar viduje yra ne tikinčiųjų ir religijai atsidavusių skaičius, padvigubės, patrigubės. Norinčių prisidėti prie džihado jų tik tais padidės. Ir jeigu jūs pastebėjote, buvo iškelta netgi raudona vėliava, ką tai reiškia, kad tai yra karas iki pabaigos, iki paskutinio atodusio. Tai pavojus yra tai, kad jų Europai yra daug, radikalizavimas yra labai didelis ir Europai kyla aplamai nacionaliniam valstybėm didelis iššūkis. Ar nacionalinės valstybės, naudodamasis savo saugumo informacijos šaltiniai, sugebės suvaldyti teroristinius aktus, kurie be kita ko dabar gali kilti. Persijos įlanka arba Hormuzo kanalas yra vienas svarbiausių pasaulio naftos kanalų, nes per tą kanalą sueina labai daug naftos produktų, tai yra ir LNG dujos, ir nafta, ir yra įvairios pasaulio valstybės, kur iš ten perka. Didžiausią smūgį patirs Kinija, antra patirs Europą, ir kitos Azijos šalis. Laimėtojas yra absoliutus Putinas, Vladimiras Putinas yra absoliutus nugalėtojas šiandieną. Aš nežinau, su kokia vanga jisai bendrauja ir kokie jam ten kortų metėjai meta kortas,
bet jis per praėjusią savaitę 2 kartus laimėjo jackpotą. Jisai laimėjo jackpotą, kai Europos komisija pritaikė baltarusiškom trąšom sankcijas ir jis tada užsitikrino, kad dar 5 milijardai papildomai pajamų gausi biudžetą iš tranzito. Ir kitas dalykas, kai prasidėjo karas šeštadienio ryte, jisai suprato, kad naftos poreikis bus didelis. Klausimas yra labai paprastas. Kiek ilgai karinis konfliktas truks? Jeigu karinis konfliktas truks 2, 3, 5, 70 dienų, tai įtakos labai daug neturės, kuro kaina taip kils panašiai. Bet jeigu mes pereinam į karinę fazę, tai yra į tai, kad amerikonai su savo sąjungininkais nusprendžia su kojomis paliesti žemę, tai tada kuro kaina, manau, kad laikysis nuo 80 iki 117 iki 120 dolerių už barelį. Jeigu šiandieną DAPOM bombarduos vieną kitą naftos bazę, kas jau akivaizdžiai matom iš nuotraukų, iš informavimo priemonių, tai gali ir 250 dolerių, atsiprašau, pakilti, bet tai yra momentinis, tą reikia nepamiršti, kol vėl nepradės plaukti. Bet mes nežinome, ar Hormūzo sąsiauris yra užminuotas, mes neturime informacijos, kiek suintai yra pasiruošę užpulti plaukiančius tanklaivius ir juos sprogdinti. Bet baisiausia tai yra ekologinė katastrofa, apie kurią niekas negalvoja, nes jūs supraskite vieną paprastą dalyką. Jeigu nuskęstų vienas bent tanklaivis ir įsiliesų nafta, jūs galite įsivaizduoti, kokią negrįžtamą žalą bus padaroma gamtai. Praėjusią savaitę Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu kaip tik buvo nuskridęs pas Indijos ministrą pirmininką ir jie irgi matyt apsitarė arba įspėjo, kad tokia situacija bus. Tai ką, visiems atsiranda poreikis pirkti rusišką naftą. Kaip jums atrodo, kiek atsiras norinčių tą vadinamą šešėlinį laivyną Rusijos stabdyti? Jų ne, o labiausiai dar kas išlos tą pati Ameriką, nes Amerika įsiskridinusi Venezuelos lyderiai įgyja teisę gauti išimties tvarka Venezuelos naftą. Nebent, tarp kitoko, yra vienas variantas, ko aš neatmesčiau, kad Venezuelos įsivadavimo lyderiai, kurie palaiko savo premjerą, nenorėdami, kad Amerika ateitų valdyti, dabar turėtų masiškai sprogdinti ir masiškai griauti Izraelio naftos gavybos įmonės, tam iš tiesų Ameriką įvarant į absoliutų krachą. Nežinau, ar jie ryšis, bet jeigu aš jau būčiau patarėjęs ir, kaip čia sakė, velnio advokatas, tai šiandienai manau, kad pirmiausiai, ką turėtų daryti teroristinės organizacijos, tai Venezuelui sudaužyti kiek įmanoma daugiau naftos telkinių. Juoką kelia man Trumpas, kuris vakar savo Donald Truth social media puslapį paskelbė, kad jau su juo susisiekė ir siekė derybų daryti. Ir po nakties, kai viską apdaužė dar kartą aplinkui, tai norėčiau paklausti, ar čia tas smulkus sukčius iš Lietuvos paskambino Donaldui Trumpui ir pasiūlė derėtis, ar kas pasiūlė derėtis, nes ką ten derėtis, ten jau derėtis net nebėra apie ką, nes Irano gyventojai sutinka gyventi toliau tokioj santvarkoj, jie toliau atiduoda religiniai valdžiai visą valdžią ir tai yra akivaizdu, kad nieko nepavyko Amerikai Izraeliui. Kitas įdomus dalykas, buvusi prezidentą tai nukalė jie, bet dabartinio prezidento tai nėra nukaltas, jisai gyvas, yra nors 47 lyderiai paguldyti. Tai sistemingai buvo paliktas jis gyvas, kad maždaug žiūrėk, kaip bus. Dėl ko tai buvo padaryta? Lygiai taip pat kaip su Venezuelos viceprezidentė. Šitą įsiskrandino, nes nušauti jau būtų per daug rizikinga, nes karteliai būtų Amerikoje sukėlė tą patį Trumpą, būtų nuo paviršiaus nuguldę. Tai ir paliko viceprezidentę, kuri neva tai turėtų dirbti šičia. Dabar paliko prezidentą, tikėdamiesi, kad tenais įvyks revoliucija ir prezidentas liks savo pareigose ir jis sutiks bendrauti su amerikonais. Panašu nevyko. Juokingiausia dar šito istorijai, kad buvęs šeiko šeimos atstovas, kuris jo šeima valdė savo laiku Irano kaip valstybė, jie sako, irgi aš jau interviu kaip tik žiūrėjau, jisai sako, jūs iraniečiai išeikit į gatves, ten dabar sukilkit ir jeigu jau laimėsit, aš atvažiuosiu. Tai man čia primena Cikanovskį, lygiai tokia pati, sėdi už borto, bando vadovauti kažkam, tai bet nebando nieko daryti, žinai, ir lakso tarp Lietuvos, tarp dabar Lenkijos, ir sako, jūs Baltarusijos opozicija, kilkite į kovą, kaip jau jūs galėsite, aš ateisiu. Tai kam tu ten reikalingas? Niekam nebereikalingas. Tai jeigu jau tu taip myli tą savo valstybę, važiuok į Iraną, aš taip duočiau klausimą, ar jisai spėtų iš lėktuvo lagaminus įsinešti, ar nespėtų, man atrodo, kaip pačių būtų nukaltas. Lietuva liečia tiesiogiai, jūs nepamirškit, kad mes esame ES valstybė narė. ES priėmė sankcijų 19 paketą ar 20 paketę. 19 pakete
yra numatyta sankcijos nebepirkti rusiškos naftos produktų, dujų ir kitų panašių priemonių. Tai jeigu mes iš tenais negausime ir nebus progos įsigyti, tai, vėlgi kiek tas konfliktas. Jeigu 2-3 dienos ar ten savaitė, tai čia įtakos didelės nieko neturi, šiandien nepergyvena nikiek, atsargų užtenka, čia viskas ok, čia nematau aš problemų, tolbau, kad žiema baigėsi, nebėra minus 20-30, kai buvo sausio mėnesį. Jeigu būtų tą karą paleidę jie čia sausio mėnesį, tai jau čia būtų tikrai karšta. Atsiveria rizikos iš Baltarusijos pusės, kurių mes negalime jų kontroliuoti, mes negalime jų vertinti. Tai migrantų skaičius. Tai šiandieną, būdamas Lukašenkos patarėjų, o Lietuva yra be kita ko labai gera Lukašenkos patarėja, nes patarė viską, ką reikėtų ir kaip jis daugiau taptų diktatoriu, kaip daugiau žmonės jį mylėtų ir Putinas daugiau iš to laimėtų, nes praktiškai 20% politikų yra geriausi Lukašenkos patarėjai. Tai norint dar sustiprinti Lukašenkos galės, tai aš padaryčiau migrantų skaičių nevaldomą per Lietuvą, griaučiau sienas, verčiau medžius, koncentriną, sukelčiau didelį chaosą ir per tokį atveju valstybė vietoj to, kad skirtų dėmesį į savo vidaus politikos sprendimo klausimą, turėtų spręsti su emigrantais. Kitas yra dalykas, kadangi Lietuva vis dėlto dar nori ir siekia, nors aš niekaip nesuprantu dėl to Kapčiamiesčio poligono, kodėl nesirinkam rūdininkų, tai mes visą paliekame Latvijos pasienį laisvę, nuo Lietuvos Latvijos pasienis. Tai man, kai bando įtikinti, kad iš Baltarusijos pusės per Kapčiamiestį viskas bėgs, o aš užduodu klausimą, o tai čia per Latvijos pusę jie ką, negali ateiti? Mes čia nesvarsim. O tai kodėl jūs, sakau, nesvarstėte? Tai gali eiti per tos pačius Mažeikius, lygiai taip pat gali eiti per tą patį Skuodą, lygiai taip pat gali eiti per Ignaliną, lygiai per tos pačias vietas gali eiti. Tai jau kaip čia, sakau, jūs ką čia nematot, nesuprantat? Tai man tas Lietuvoje esantis burbulas, manau, kad labai daug turėtų pakeisti nuomonę. Jeigu dabar padarytų kas nors apklausą, ar jūs pritarėte, kad būtų statomi poligonai, ar Lietuva turėtų investuoti į oro gynybos sistemą ir lazerių sistemą ir oro gynybos sistemą pasienį, tai man atrodo poligonas Kapčiamiesčio surinktų gal vos 5%. Nes dabar žmonės mato. Kol Žemaitaitis kalbėjo apie naujas technologijas, tas know-how, visi nesuprato, maždaug kaip čia gali Žemaitaitis būti prieš poligoną, čia saugumas ir panašiai. Ir dabar, kai pamatė, kad visas bazės lygina su paviršium, supraskite vieną dalyką. Priešas visą laiką naikina bazės. Tai mes turim rūdininkų, mes turime Pabradės poligoną, ten yra ne Lietuvos kariuomenė, kaip sakoma. Tai ką pirmą priešas darys, rusas, baltarusis ar ten kažkoks kitas, kuris nėra teigiamai nusteigęs prieš mus, jis pirmoje vietoje sulygins šitus poligonus. Tai nežinau, norėčiau paklausti rūdininkų poligoną, kaip jie planuoja apsaugoti, jeigu vienu metu atskris 30 šachedų. Dar kartą sakau, ajatolos lyderio parodė situaciją. 30 skrido, bet ir suguldė visus kaip turi būti. Net ir po žemėje Rusiuose visi mirė. Dukra, žentas, vaikai, anūkai ir jis pats. Tai dar darbuotojų daug.